pantrindamas tiems geriem palinkėjimam, kaip kalbėti, ar ne, kaip čia taip gražiai komunikuoti su visuomenė, pasaulio ir Lietuvos. Tai noriu gražinti jūs į tą žiaurią realybę ir priminti, kur mes iš tikrųjų esame. Tai pavyzdžiui, apie Donaldą Trumpą čia kaip nors nepakalbėti būtų turbūt tolygu, kad diena praėjo veltui, ar ne? Tai nuo jo ir pradėsiu, kad, reiškia, klimato kaita yra apgaulė, ją sukūrė kinai ir tada tų kinų neva vienintelis tikslas buvo padaryti JAV ekonomiką nekonkurencingą, jie tokie gudrus, ar ne, buvo. Kitoj vietoj klimato darbotvarkę, kitoj šalyje, Ispanijoje, yra partija, kuri pavadino kultūriniu marksizmu. Mes kažką apie marksizmą esam girdėję, dažniausiai neigiamų, tai čia jau savaime yra viskas blogai, ar ne? Dešiniųjų partija kalba apie klimato diktatūrą. Matyt, irgi toks ne pats gražiausias apibūdinimas. O Nigelas Farage'as sako, kad leiskit mums balsuoti, nes mums leidote tik balsuoti dėl Brexito, tai mes dabar dar norim ir dėl net zero pabalsuoti, ar ne? Tai tokių pasakojimų yra prikurta tiek ir tiek. Mes galime bandyti permušti tuos neigiamus pasakojimus savaisiais teigiamais. Ačiū, Rūta papasakoja apie tai, kaip tie diskursai formuojami. Bet čia svarbu išsiaiškinti, žodžiu, kur iš tikrųjų stovi ta visuomenė, kur ta tiesa, ar ne? Ar yra teisūs tie visi, šitie visi gudručiai dėl savo tam tikrų politinių priežasčių, kurdami tokius naratyvus. Ar galbūt yra ir kita nuomonė, ir kita kokia nors visai netokia jau nišinė idėja, ar ne? Tai pasiremiau rinkėjų nuotaikų tyrimu, kuris yra atliktas 23-ais. Čia esmė, kad dar prieš rinkimus. Čia Europos parlamento rinkimams ruošintis, štai šitas smagus vokiečių protų centras apklausė 15 000 žmonių, kodėl 15 000 jie norėjo 3 šalyse padaryti tikrai reprezentatyvią apklausą. Nes jeigu 1000 apklausė, dar yra ten trupučiuką ir tokių kaip ir tų statistinių niuansų, kurie neleidžia daryti reikšmingų išvadų. Bet jeigu tu turi 5000 vienoje šalyje ir tose šalyse tavo tie 5000 išsiskaido per visą politinį spektrą, tai tu gali dar ir turėti pakankamą imtį, kad galėtum ir, pavyzdžiui, ne šiaip tirti, ką vokiečiai galvoja, bet ką konkrečiai galvoja vokiečiai, kurie balsuoja už žaliuosius. Arba Lenkai, kurie balsuoja už kokią nors ten konservatyvesnę partiją. Ne? Tai laiko yra nedaug, gal nespėsiu visų jums skaidrių parodyti, tai aš iš karto jums pabrėšiu šitas pagrindinės išvadas. Kad vis dėlto tos apklausos rodo, kaip bebandytų mus įtikinti kitaip, tas srautas žinių, kuris ant mūsų pilasi, tai kaip ten besistengtų, bet vis dėlto ta giluminė apklausa, ko žmonės nori ar ne, ką jie mano, rodo, kad dauguma tebesiekia vis tik tai tos ambicingos klimato politikos. Ne šiaip, bet ambicingos klimato politikos. Yra tie radikalūs kairieji, dešinieji, žalieji, žodžiu, kurie jau yra labai aiškiai arba už, arba prieš tą ambiciją. Ir yra, aišku, tas centrinis elektoratas, kuris, kartais ir nulėmė rinkimų baigti. Ten jau prasideda tam tikras toks kaip ir niuansuotas požiūris. Ar ne? Ir įdomu, kaip ir pasimatuoti, ką konkrečios partijos rinkėjai mano apie tai, ar verta ar neverta ką nors daryti dėl klimato. Žodžiu. Tai čia yra toksai, aš jums atkreipsiu dėmesį pirmiausia, kad skalė, ar ne, yra pirmiausia, reiškia, nuo 0 iki 10, tada paimam skeptikus tam tikrus, palaikytojus arba neapsisprendusius išskiriam. Ir tyriam, aišku, Vokietiją, Prancūziją ir Lenkiją. Ir išdėliojam tuos žmonės, ar ne, tą elektoratą pagal tos skeptikus ir palaikytojus į, kaip matote, čia partinės lentynėles. Tai dabar, ką šitas grafikas jums turėtų parodyti? Aš padidinsiu, tai
Tiesiog pasižiūrėkime vokiečius, ar ne? Reiškia, raudonieji yra skeptikai, ar ne? Klimato kaitos skeptikai. Klausimas buvo toks, ar turėtumėm daugiau daryti, ar jau ir taip prisidirbam, žodžiu. Tai aišku, jeigu jūs asocijuojat save su žaliaja politika, tai jūs be abejo nesate tas skeptikas, tai mes galim tada labai aiškiai pamatyti, kad šitoj zonoje yra labai mažai žaliųjų, kurie, o AfD atveju yra, kaip matote, AfD yra kraštutinė tokia dešinioji prieš europinę partiją, tai joje tų tokių palaikytojų žalio kurso yra mažiausia ir skeptikų yra daugiausia. Bet jeigu imtumėm tokią, sakyčiau, ilgą laiką Vokietiją valdžiusią koaliciją, tai ten yra vis dar nemažas palaikymas žaliajam kursui. Su Prancūzija yra labai panašiai. Čia atkreipkite dėmesį, yra tas netgi tas nacionalinis frontas, ar ne, jisai ir tai yra visai kažkaip per vidurį čia dalyjasi. Jo rinkėjai dalyjasi per vidurį pagal tai, ar jie yra skeptikai, ar jie yra palaikytojai. Šitie tyrimai, iš esmės, jie kaip ir turėtų mus tarsi įtikinti, kad net jeigu jie yra ir visai dešinieji, tarp jų irgi yra klimato palaikytojai. Mes neturėtumėm skubėti daryti iš bet kokio rinkėjo, kuris asocijuojasi su tam tikra politika, iš karto žaliosios politikos priešo arba draugo. Žaliasis rinkėjas bus, aišku, tos žaliosios politikos draugas, bet kai kalbam apie kokius nors labiau konservatyvius rinkėjus, kad ir toj pačioj Lenkijoje, tai mes matom, kaip čia įdomiai skaidosi tie rinkėjų, tos rinkėjų preferencijos. Šokim toliau, nes turbūt mano laikas jau smarkiai senka ir noriu čia tiesiog parodyti tokį, gal jis atrodo sudėtingai, tokį truputį slaidą, kur konkrečiai yra išdėstytos visos tos politinės priemonės, ar ne? Tai daug smulkaus teksto neverčiau iš anglų kalbos, bet turbūt suprasit, kad viršuje yra įvairiausios tokios bendros makro lygmens priemonės, valstybinės investicijos ir tai, kad energetika turi būti žalesnė ir panašiai. Jeigu tik einam žemyn, tai štai jau ten konkrečiai prasideda jau tokie dalykai, kur, pavyzdžiui, uždrausti tam tikrus automobilius arba reiškia, pastatuose padidinti CO2 dedamąją, kad kuo daugiau CO2 kuras naudoja, tuo labiau jis apmokestinamas ir tada suprantama, kad yra brangesnis tas šildymasis iškastinių kurų, ar ne? Tai surūšiavus šitas visas priemonės, štai grafikas su 3 šalių rezultatais rodo, kad kuo labiau priemonės yra abstraktesnės, tuo labiau jom visi pritarė, ar ne? Čia Vokietija, Prancūzija, Vokietija ir Lenkija sudėliota pagal vokišką trendą, kad tikrai visi už abstrakčius dalykus, kad valstybė turi kažką remti. Bet kai tai prieina prie manęs paties, ar ne, ir tai jau paliečia, kad galbūt mano šildymas pabrangs arba mano automobilis bus nebe toks, kokį valstybė norėtų remti, tai jau tada ta parama mažėja. Suprantama, kad kuo labiau taškas nutolęs į tą pusę, tai parama didesnė, į tą pusę, tai tarsi parama mažesnė. Ir matom, kad irgi visose šalise tie visi trendai jie yra daugmaž panašus. Visos 3 šalis rikiuojasi labai panašiai. Tai kai nagrinėjom tos pačius vokiečius pagal tai, ar jie yra, reiškia, kairieji, dešinieji ir centriniai liberalai, ar ne, tai irgi matome išsidėstymą pakankamai tokį, kaip čia ir pavadinti, tolygų, ar ne, kuo, aišku, visi tie dešinieji, jie, kaip matėm ankstesniuose grafikose, jie visi slenkasi labiau į kairę, ar ne, jie apskritai nemėgsta tų priemonių už klimatą, tai labiau nemėgsta negu vidurkis. Tai tada jų ir požiūris, čia yra toks dar labiau radikalesnis, ar ne? Jeigu jie yra žalieji rinkėjai, kairieji ir žalieji, tai tada mes turime palankesnį požiūrį apie tas radikaliausias priemonės. Irgi, tarsi viso šito grafiko esmė, kad
net tiek smarkiai visi šitie debatai yra susiję su pačiu klimatu. Dažniausiai nulėmė rinkėjų kitos preferencijos. Ir štai kokia išvada, štai ką pasakė tyrėjai apie šitą. Kad nesėmiau versti, tarp kitko aš duosiu nuorodą ir galėsite paskaityti, kad apskritai tyrėjai neranda sisteminio ryšio tarp to, kaip rinkėjas atsako į klausimą apie klimato politiką, čia perlenkta lazda arba čia dar nepakankamai, ir tarp to, kaip jie savo identifikuoja ekonominį interesą. Reiškia, yra daugiau ideologija, kuri nėra susijusi su klimatu, kuri nulėmė to rinkėjo pasirinkimą ar to rinkėjo požiūrį, nuomonę. Ir kaip dabar politinės partijos išnaudoja šitą džiaugsmą, žodžiu. Tai tokius tiesiog parinkau kelis pavyzdžius, nes man pačiam buvo nuostabu, kad yra tikrai tokios plačios galimybės, ar ne, internete ir žalieji. Tiesiog Europos mastu tuo metu darė kampaniją, kodėl glifosatas yra blogai, ir jie naudojo ir EU lygmens kampaniją ir labai aiškiai apeliavo, nežinau, koks čia diskursas, Rūta, bet čia turbūt yra apeliacija į tam tikrus faktus, kažkokius tai turbūt irgi tais tokiais lentelių ar ne tipo argumentais pagristus dalykus, kodėl tas glifosatas, žodžiu, yra blogai. FDP, kuri turi kitą požiūrį, žodžiu, jie padarė tokį dviejopą netgi triuką, žodžiu, jie nusprendė, kad jie gali atrinkti rinkėją pagal tai, kas jiem apskritai rūpi. Nu ir tada jie sako, vat yra tam tikra grupė žaliųjų, žalesnių tų rinkėjų, žaliaisiais interesais besidominančių, ir tada jiems rodė reklamą, kurioje teigia, kad FDP neva pasisako už klimato apsaugą. Ir jie apeliavo, kad taip reikia ir CO2 ten tam tikrus limitus nustatyti ir panašiai. Bet atrinkdama kitus rinkėjus, pagal tai, ar jie naudojasi dažno keliautojo programomis, visokiais Miles and More ir panašiai, jie rodė jiems reklamas, kurios sakė, faktiškai priešingą dalyką. Sakė, kad jie nepalaikys jokių valdžios priemonių, jokių apribojimų, jokių draudimų. Net jeigu ir kalbama apie, žodžiu, klimato kaitą. Jie persimetė į kitą diskursą, galima taip sakyti. Vienų rinkėjų atžvilgių vienaip tą savo pasakojimą konstravo, kitų kitaip. Ar iš vis iki vokiečių ir prancūzų ir lenkų atėjo klimato kaita? Tai matot, kad vokiečiai sako taip, lenkai irgi, prancūzų daugiausia, kurie pasako, kad jau 23 lapkritis gruodis čia buvo. Kiti sako, kad dar iki jų ateis, tokių, kad iki jų visai neateis ir kad jie neturės nieko čia bendro su ta klimato kaita, tokių vis dėlto yra mažuma. Tai matyt, galim irgi tikėtis turbūt panašių procentų, kaip šitose šalise galim matyti ir čia. Nežinau, kas turi turbūt pasikeisti, kokia čia turi įvykti ta katastrofa, kad visi mes patikėtumėm, kad jau atėjo. Tų, kurie jau suprato, kad atėjo, net ir Prancūzijoje, kaip matome, buvo bent jau prieš metus vis dar žemiau negu 60%. Aš mielai jums siūlau pasidomėti, jeigu norit, yra ta visa analizė daug išsamiau negu šitose mano keliose slaiduose yra konkrečiam PDF-e ir lygiai taip pat, jeigu domitės rinkiminėm technologijom, tai aišku yra daug įdomios medžiagos internete. Tai tikiuosi ne per ilgai užtęsiau. Ačiū labai už dėmesį.